Kino. Tai labas vakaras visiems. Pradėsim šiandien antrąją paskaitą mūsų mokymo ciklo. Dabar yra vasario 15 diena ir pradėsim toliau tęsti mintis, kurias prieš tai pradėjom kalbėti. Ir klausimas buvo, kokia nauda, kokie tikslai šito viso mokymo, ką tai duoda. Tai pirmas dalykas, ką aš minėjau, tai duoda, sakykime, naudą. Tai, kad mes visą tai galim pritaikyti praktikoje, o antra, kad tai yra kaip ir lavinimas savęs ir išėjimas visiškai į kitą sąmonės lygmenį, lavinant save. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes naudodami indikatorius, virgulės ir švytuoklės, kaip įrankį, atlikdami tą darbą kasdien, tarkim, gydydami žmonės, diagnozuodami, ieškodami tų geopatogeninių zonų, tuo pačiu ir keičiam save, transformuojam save. Juk praeitą kartą rodžiaus paveikslėlį, kuriame iliustratyviai bandžiau pateikti, kas yra ta biolokacija, kad tie indikatoriai, virgulės ir švytuoklės, jie nėra savarankiški daiktai, kaip koks lazerio pistoletas ar kokia nors liniuotė, kurią galima matuoti, ar dar kažkas. Tai ne. Tai tik tai yra indikatorius. Ir aš dabar vėl rizikuosiu nueiti į pateiktis, nes kitaip man bus sudėtinga kalbėti. Taip, ir tada eisiu gal pabandyti reikia čia nueiti. Taip, šitą matot ir tada ne tą dar aš norėjau įeiti, bet kad vėl nepadaryčiau kokios nesąmonės. Taip, dabar gal ketvirtas bus. Jo, bet čia irgi dar ne tai, ko aš norėjau. Nu gerai, gali būti ir šitas, tik tai čia jau per daug toli mes nueisim. Dar aš ne tą norėjau įsitraukti, bet vat, kai tik tai aš ant tos skaidrės užlipo, man viską čia ir sudaužo. Bet dar kartą bandysiu, gal aš ją rasiu. Va, čia. tą aš norėjau surasti. Čia, kur praeitą kartą nagrinėjom. Ir buvo toks paveikslėlis, dabar aš bandysiu surasti. Čia mes kalbėjom apie tos būdus ir... Gerai, nesvarbu, aš vėl pradėsiu klaidžioti ir nerasiu. Tai mes esam kaip tas elektros prietaisas, kuris skirtas radio bangom, arba kuris skirtas radio diapazone gaudyti radio bangas. Tai mes turim omeny tą telefoną, tarkim, turim omeny bet kokį kitą radio imtuvą, tas pats kompiuteris, kuris pagauna bangą, dekoderis priima tą bangą, jisai išverčia į mums suprantamą simbolių kalbą ir toliau mes jau ekrane matom tą vaizdą. Čia skaidrės vėlgi ne tos, kurias aš norėjau, nes jų labai daug ir aš vis painiojasi, kuri yra teisinga. Taip, gal tiesiog aš iš jų išeisiu, nes jos mane pačios painioja. Tai va, tai esmė kokia, kad mes dirbdami su virgulėm ir švytuoklėm, atrodo
darom labai naudingą daiktą, tai mes gydom žmonės, diagnozuojam, nuskaitom ateitį, gaunam iš per laukus informaciją. Patildykit, prašau, labai mikrofonus. Bet mes turim suprasti, kad jeigu mes esam kaip tas radijo imtuvas, kuris pagauna bangą, tai vadinasi, ne virgulėse ir ne šituokliai yra esmė, o esmė yra mumise. Tai virgulės ir švytuoklės mums padeda lavinti save, kad, kai čia kolega sakė, vieną gražią dieną mes sugebėtume visiškai be jų apseiti. Tai yra kelias, kurį mes praeinam naudodamės indikaciją tam, kad išlavinti save ir kad mes patys būtume kaip ta indikacija. Tai va čia yra esmė. Čia kaip ir bet kokioj kitoj jogos arba dvasinio kelio mokykloj yra etapai. Pirmas etapas mes praktikuojam, darom asanas ir tos asanos lygtai yra fiziniai pratimai, kuriuos atlikdami mes gerinam savo fizinę sveikatą, gerinam čakrų meridianų būklę ir todėl kažkas čia dar. Kažkas bando prisijungti. Ar mano neveikia kamera, ar veikia mano kamera? Viskas puikiausiai, viskas gerai, girdisi, matome. Jo, nes čia veikia, kažkas girdim. man į Messengerį rašo ir aš galvoju, gal kažkas negerai vėl. Tai va, tai mintis kokia, turbūt supratot, ar aš teisingai supratot mano mintį? Na, maždaug, panašiai. Jo, tai kaip lygiai tas pats, kai nueinim į treniruoklių salę, mums reikia atsikačialinti raumenis, pagerinti kūno formas, mes einam ant staklių, taip ir čia. Mes imam į rankas virgulės švytuoklės, tai yra darbas, tai yra juodas kasdieninis darbas, bet tai atneša visiškai kitą pridėtinę vertę, tai yra įvyksta kvantinis sąmonės šuolis. Ir mes iš tokios plokštuminės visatos suvokimo paradigmos, kurią mums įdiegė per švietimo sistemą, per visuomenę, mes prieinam prie daugiamatės, kadangi mes jau operuojam ne tik tai su 5 juslių diapazone esančiais dalykais, bet mes išeinam už to. Vadinasi, mes einam iš tų fizikinių parametrų į kvantinius arba dvasinius parametrus. O ten jau laikas cirkuliuoja visai kitaip. Tai va, ir dabar gal vis dėlto aš nueisiu į patiktis, kad būtų pavyzdžiai, ką aš noriu pasakyti. Gal nesikankinsiu, o eisiu tiesiai į vieną iš... Dar toks klausimas iškilo. Kiek laiko pats užsiėmė šituom? Kaip sakai, nuo pirmo sykio paėmimo virgulės į rankos ir jau pradėti dirbti buvo su tuo. Kiek laiko? Jo, aš šiek tiek apie tai praeitą kartą kalbėjau, bet kaip čia gavosi. Iš tikrųjų, čia kiekvienam žmogui gal savas kelias, bet man buvo kaip. Pirmiausia, tiesiog gal aš sugalvojau, kad man jų reikia. Aš nežinau, kad mano kelias bus šitais. Konkrečiai biolokacija. Nes kai mokėmės parapsichologijos akademijoje, reikėdavo pasirinkti. Kažkas nuėdavo į mineralus, kažkas nuėdavo į kortas, kažkas nuėdavo į ten NLP, į psichoterapijas įvairias. Ir aš nežinojau, kokia kryptim man eiti, tiesiog viskas buvo be galo įdomu. Ir kažkaip buvo taip, kad aš užėjau tą Zodiako parduotuvę, kuri yra Vilniuje, ir įsigijau visiškai taip netyčia, galima taip sakyti. Bet mane turbūt jau vedė tą kryptim, nes aš savęs klausiau, kokia kryptim aš turiu eiti, ką aš turiu padaryti. Gerai, aš bazinės žinias gaunu, aš kažką tai mokausi, suprantu, sužinau daugiau, bet kur tas mano kelias. Ir aš to kelio labai ieškojau. Ir aš jį netyčia suradau, kadangi nusipirkau netyčia tas virgulės ir po to
va čia turbūt ir yra tas momentas, kurį reikėtų jau šitoj paskaitoj aiškinti, nuo ko pradėti, tai yra pirmieji žingsniai. Tai pirmieji žingsniai, kaip ir jau klasika sako, tai įsigyti šitą įrankį, įsigyti indikatorių, ar tai būtų virgulės, ar tai būtų švytuoklis. Bet tai reiktų atlikti intuityviai, visiškai negalvojant ir išjungiant, kaip sakant, loginį protą. Visiškai nežiūrint į pačią įrenginio konstrukciją, kurios forma iš esmės nieko nelemia. Jau mesgi kalbėjom apie tai, kad lemia ne forma įrankio, bet pats tu kaip žmogus, jeigu tu pasiruošęs tam darbui. Tu esi antena, tu esi dekoderis, tu esi tas monitorius, kuris pasako indikacijas ir tu pats esi dar interpretatorius tos informacijos, nes gavus tą informaciją reikia dar interpretuoti. Fenomenas galbūt yra tame, kad galbūt ankstesniuose kursuose aš to gal neužakcentuodavau, bet fenomenas tame, kad mes tą informaciją turim. Jeigu mūsų virgulės parodė, vadinasi, mes tą informaciją, kurią klausime, tą klausimą, kurį užduodame visatai, kvantiniam laukam, mes atsakymą į tą klausimą jau turim. Ir tiesiog nanosekundžių dalimis suveikia taip, kad mūsų raumenys duoda tokius mikroimpulsus, kaip čia mokslininkai ištyrinėjo. Ir tie mikroimpulsai jau duoda tą rodmenį per virgulės. Čia vat yra įdomus dalykai, nes mokslas tyrinėjo tos dalykus ir nustatė, kad iš tikrųjų ne virgulės, ne švytuoklis reaguoja, bet pats žmogus reaguoja. Vadinasi, mes tą informaciją klausdami jau turime atsakymą į ją. Jeigu kas nors studijavo ar teko lankyti teta healingo kursus, ar yra tokių salėje? Ar yra, kurie lankė teta gydymą, teta healingą? Ne. Ne. Aš Nu tai irgi labai panaši paralelinė mums disciplina, bet ten yra mokama tokio dalyko, būti pačiam kaip virgulė. Pirmiausia, atliekame meditaciją, labai panaši meditacija tą, kurią mes atliksim netrukus. Ir tada išvedam save ir auditoriją, visi kartu einam į tą sąmonės būseną. Ir tada tai sąmonės būsenai mes gaunam informaciją. Ir tada pagal teta healingą, jeigu taip, žmogus linksta į priekį, jeigu ne, atgal. Ir vadinasi, taip kūnas susikalibruoja, kad per tokius simbolius ateitų atsakymas pagal tą binarinę arba taip ne sistemą. Po to mes apie tą sistemą dar atskirai kalbėsime. Tai va, tai mano buvo kelias toks, kad aš pirmai įsigijau ir kurį laiką aš įdėjau į stalčių, aš nežinojau, kaip ir nuo ko tą pradėti daryti. Ir po to buvo pavyzdys, kaip aš dėl darbo testavau save, ar pavyks man įsidarbinti, ar nepavyks. Nors aš buvau su darbdaviu sukirtęs rankomis ir žinojau, kad darbdavys mane priims į darbą, nors virgulės parodė, kad ne. Ir aš galvoju, kokia nesąmonė, jo vėjus rodo, ir tada aš jas nugrūdau į tolimiausią stalčių ir galvoju, nu, reikia sveikų protų ir logiką remtis. Jeigu sutari dėl darbo su žmogum, tai vadinasi, taip turėtų ir būti. Bet kaip vėliau paaiškėjo, kad man neteko į tą darbą nueiti ir į tą darbą dirbti, kadangi taip išėjo, kad virgulės parodo tą rezultatą, kuris iš tikrųjų buvo po to. Taip, jeigu galima įsiterpsiu, istorijos, aš turėjau tokią patirtį, kad mes nusipirkom sodybą, išėjom į kaimą ir vandens ieškojau ir, susiradau maždaug antroje vietoje ir tavo pamokas žiūrėdamas tuos vaizdo įrašus, kaip ten reikia maždaug ieškoti kokiam gylį, nes norėjau išsiaiškinti, ar aš pajėgsiu rankomis, ta prasme, pasiekti tą gylį. Ten rankiniu būdu gręžianti, gauna tą gruntą. Ir buvo labai įdomus dalykas, aš stoviu ten, jam, kaip sakyti, mintimis sakau, 1 metras, 2 metras, 3 metrai.
Daėjau iki, nu, man pradėjo kažkur nuo 20 metrų iki 25, taip 30 metrų jau tada jos pabiškiai artėti, ir tada jau susikirta, apie 25 metrus susikirta. Aha, Ir bet įdomus momentas buvo, kada aš sakau, galvoju, negali būti taip giliai. Ne, man netinka šitas variantas. aha. Na ir kažkaip užsifiksavau, tada protas įsikišo ir blogą žinią atsiuntė. Ir aš tada bandėme rankom varyti, bet ten grėžėme, atsirėmėme ir akmenį taip numojame ranką. Tada pasamdėme, nu, žmogų kaimynas ten nusipirka stakles, grėžė ir rado 22 metrų gilyje. Mhm. Tas parodė labai tiksliai, bet va, tas ir buvo didžiausia problema turbūt, kad nu, sunku yra atskirti, kada virgulės rodo, nu, kaip sakyti, tą balansą rasti, kaip protas jau knisa protą ir tave Taip, veda. taip, taip, taip. Yra labai mažas laiko tarpas, netgi sekundžių dalimis, kada ta informacija yra teisinga ir tu tą informaciją turi. Realiai mes visi turim teisingą informaciją apie viską. Realiai, o kodėl šunys turi tą nuojautą, katinėliai, kiti gyvūnai, jie negalvoja proto, jie tiesiog žino. Tai Jie čia tiesiog žino. skaitosi pirmoji mintis būtų taip. Jo, bet nu, mes žmonės esam labai sugadinti. Padarai to racionalaus loginio proto, kuris nu, dominuoja mūsų sprendimų priėmime. Nors taip ir turėtų būti. Bet pagal jogos teoriją, tai protas yra tos intuicijos kaip pagalbininkas, kuris, tarkim, suformuluoja klausimą, padeda išmokti kažką tai ir kažką atrast naujo. Bet jau kalbant apie pačią komunikaciją, ar ne, tai su bet kuo mes galim komunikuoti, su gyvūnais, su žeme, su žmonėm, su kvantiniais laukais. Nu, globaliai žiūrint, su visa visata, ar ne, kaip tokiu junginiu. Tai tada mes, nu jau kažkaip tai tą protą turėtume išmokti atskirt. Dabar dėl vandens. Dėl vandens man irgi buvo panaši patirtis. Irgi sausringa vieta, čia buvo Širvintų rajonas. Žmonės nusipirko seną trobą ir joje nebuvo, apskritai atvažiavo geologai, pasakė, kad čia nesvaikė su to vandeniu, čia kolūkis vežiojo žmonėm vandenį cisternom 20 metų ir nebus jokio vandens. Tai aš sakau, palaukit, tai dar čia nereiškia, kad jo tenais nėra, nors jisai giliai, bet jisai turi būti. Nu, praėjom visą tą sklypą ir radom arčiausiai paviršiaus 25 metrai. Arčiausiai paviršiaus. Tai kiek čia rentinių gaunasi? Dabar sunku man pasakyti. Jeigu 25 metrai. Žiūrint kokio aukščio, nes yra jie 70 cm, yra metrinių ir 70. Nu, metriniai skaičiuoja, ten būdavo įsilieję, jie patys turi formas įsilieję, nefabrikiniai. Tai va, tai po to atvažiavo gręžimo mašina, nu sakau, nu, gręžiam čia, o niekur kitur. Nu, kitos išeities nėra, žmonės norėjo vandens turėti šitą kolonėlę. Nu, pradėjau gręžti ir apsirikau gal 2 metrais. Apsirikau 2 metrais ir rado 27 metrų ir tai ne iš karto. Iškrėžė, po kurio laiko ten pradėjo tas vanduo rinktis. Tai ir po to susirinko taip, kad nu, užteko ir aplinkiniams sodybam. Tai va, tai ta patirtis yra. Tai vėlgi, o protas kaip sakė, ai, čia kolūkio laikais žmonės ir taip nerado to vandens, čia vandentikis buvo, bet iš kažkur tai toli vedė, labai brangu yra atpompuoti ir taip toliau. Nu, vėlgi, visą tą loginę tiradą eina į galvą ir dar sako taip, kad nu, neišeis, ar ne? Bet kas keiščiausia, kad kartais būna gauni rodmenis, gauni informaciją ir atrodo, jinai tokia neįtikinama, tokia nesąmonė ir, nu, kaip taip gali būti, bet po to gyvenimas parodo, kad dėja, viskas tas tiesa. Bet čia yra dar vienas toksai pavojus, apie jį gal kalbėsim irgi, kad
yra prisijungimai, bet prisijungimai, kurie trukdo žmogui gauti teisingą informaciją. Ir jeigu mes remsimės logiką tą, kad mes gaunam informaciją, o ne kažkas prisijungia ir duoda ją per virgulės, tai tie visi infernalai, kurie trukdo, kurie prisijungia ir trukdo, jie yra jau kaip žmogaus interferencijos. Tai yra, kas tai yra interferencijos? Tai yra, nu, kaip prisisiurbimai, kažkokie tai egregorai prisikabinę, belekas. Ir tada tie egregorai, tie infernalai, jie suformuoja tam tikrus lūkesčius. Suformuoja tam tikrus lūkesčius, kurie duoda impulsą jau protui daryti, nu, filtruoti tos sprendimus. Čia gal reiktų dar priminti tokį dalyką, kad žmogus turi tą vadinamą pirminę signalinę sistemą ir antrinę signalinę sistemą. Pirminė signalinė sistema, čia pagal Pavlovą, jinai priima impulsus iš aplinkos. Tiek tos impulsus, kurie ateina per 5 juslės, tiek tos nematomus, apie kuriuos mes kalbam. Ir gyvūnai neturi tos antrinės signalinės sistemos, kurią turim mes. O ta antrinė, ką mes kartais dažnai vadinam kaip įsitikinimų sistema arba filtras, arba belief system. Tai kaip ir gerai mes galim informaciją filtruoti, interpretuoti, kažkaip tai rūšiuoti, ją reikia, nereikia mums jos, mums jinai suteikia kažkokią informaciją, kuri mums patinka, nepatinka, bet gyvūnai neturi to filtro ir jie dėl to gauna tą informaciją tiesiogiai ir jie neinterpretuoja, jie tiesiog gauna informaciją ir jie žino. Tai žmonės, vat mes irgi turėtume pasiekti tokį lygį, kad gauti informaciją ir protą tą, kiek įmanoma, laikyti ant pavadėlio. Tai va, gal turbūt atsakiau. Puikiai atsakėt. Bet dabar man toks klausimas, jūs sakot, kad yra protą reikia laikyti ant, kaip sakyti, tų vadžių, kad jį kontroliuoti. Bet tai jeigu atsižvelgiant iš kitos pusės, jeigu mes, nu, esame, kaip sakyti, būtybė, ta, nu, kiek iš vienos istorijos pasako, kad esame modifikuoti, jį kažkur pakeisti mes esam, tai tas protas, kuris mums knisa protą, atsiprašant, tai jis yra ne mūsų, jis yra kažkoks primestas, kažkaip jis yra sukurtas ar kitaip. Nes paėmus pažiūrėjus į gyvūną, kaip tie gyvūnai iškart supranta, kur eiti, ką daryti, kur matyti, jiems jokių dialogų nevyksta. Tai kodėl pa žmogų yra? Kodėl tas trikdis jis mums knisa protą? O tas yra, tas sėkmė pasiekti tą tikslą. Kaip čia pasakyti? Nu, tu labai giliai viską čia iškart nori suprasti ir aš bijau, kad mes nueisim ieškodami atsakymų šitą klausimą labai toli filosofinius dalykus. Apibendrinant, ką aš galiu atsakyti, tai taip, mes matom truputėlį per filtrus pasaulį, kurie yra dėja ne mūsų. Kas mums užduoda tos filtrus? Mes gimstam, ar ne? Mes prieš gimstant pasirašom visą eilę tų sutarčių ir gimstam tam tikroje socialinėje aplinkoje, šeima, namai, taip toliau, vėl filtrai, mokykla filtrai, po to universitetas filtrai, nueini kažkur tai darbą, ten vėl filtrai, visur krauna tavo filtrus. Ir globaliai žiūrint, šitą sistemą, kurioje mes gyvenam, tai sriuboja, ar ne? Elektromagnetiniai, jinai, nu, visiškai nori, kad žmogus būtų priklausomas. Jisai nori tą kaip, nu, vadinkim, matricą ar dar kažkas tai, nori matyti žmogų kaip vergą, kaip priklausomą. O kas geriausiai tai lemia? Kaip geriausiai tai padaryti? O geriausiai tai padaryti taip, kad žmogus nematytų visos paletės, kaip yra visatoje. Jisai uždarytas yra į 5 juslių narvą, kaip Davidas Aikis sakydavo, 5 juslių kalėjimas, ar ne? Tai ir ten ir gyvena. Maža to, kad 5 juslės dar gali daugiau pasakyti, negu kad mes pasakom, turėdama netgi išvystytą loginį protą. Tai jau
nežiūrint į tai, kad mes prarandam tos gebėjimus. Dabar žiūrėkit, vaikas gimsta, ar ne? Vaikas gimsta. Ir vaikas, kai gimsta iki ten 3 metų, sakykim, 4, kada iš tikrųjų 4-6 metai daroma tos krikšto sakramentas ne kūdikiui, bet kai vaikas truputėlį suauga. Pas mus tai yra sutvirtinimo sakramentas. Tiek krikščioniški sakramentai vėlgi atėjo iš senų tradicijų, tik krikščionybei pasisavino jos ir padarė savaip. Kad įvesti savo šitos egregorus. Bet vaikas dar yra neišėjęs iš tų kvantinių pasaulių. Jisai iš dalies yra ir kūniškas jau, bet didžia dalimi jisai jau ir išėjęs, dar netėjęs. Tai dar savo tam tikrą sąmonės pusę mato tos pasaulius. Todėl daug kas prisimena, ir aš tą prisimenu, ir turbūt auginam vaikus, ir mūsų vaikai tą patį sako, kad ten bildukas gyvena, ten aš matau babaužiukus, ten dar kažką matau, prisifantazuoja vaikai. Jie nefantazuoja, jie realiai tą ir mato. Jie mato tos, jų dar sąmonė, jų dar konkurencinė liauka nėra uždaryta. O čia dar viena tema, konkurencinė liauka, ne? Ir visi tai atėjusi fluorai, chlorai, kas ten tai visi, kaip jisai tas, kur purškia. Maistas, tas genetiškai modifikuotas, viskas. Viskas yra taip, kad numirtų ta konkurencinė liauka, jinai realiai numiršta kažkur apie 7 gyvenimo metus. Jinai atmiršta. Ir tada žmogus kaip kompensacija imasi mokytis ir vysto tą loginį protą, tą žemišką loginį protą, kuris remiasi 5 juslėm. 5 juslėm ir priežastinė pasekminė logika pagal materiją. Ir tada jisai tą daro ir ištraukia save iš tos kvantinės ribos galutinai. Tas pikas išeina kažkur tai 30 keli metai, kaip Kristaus amžiaus, ar ne, kažkur tai apie 40 kelis arba 50 jau vėl prasideda kiti procesai ir žmogus grįžta. Ir tada aš tokią istoriją galiu papasakot, kai vienas bočius mes lankėm per vėlinės kapus ir sako, palikit mane vieną, aš noriu ten prie savo ten kažkokį tai brolio pastovėt. Nu gerai, mes einam tada kitų lankyt kapų ir jį vieną palikom. Po to grįžtam, jisai kažkoks pasikeitęs, keistas pasidarė, jam buvo 80 keli metai. Ir tada mes susodinom visus automobilius ir išvažiavom, ten dar čerką padarė ir pradėjo pasakoti, kas nutiko prie to kapo. Ogi nutiko toks dalykas, kad prie jo priėjo kažkoks žmogelis ir sako jam, mes šalia stovim prie gretinimo kapo, mes nieko nematom, o jisai mato, kai prie jo prieina žmogelis, uždeda ranką ant peties, tai ką, broniau, ruošiesi savo vietą? Ir jisai iškėlęs taurelį, atsipalaidavęs, jisai tą papasakojo, bet mes, sakom, buvom per kelis metrus prie kito kapo, mes to nematėm. Nu, sako, aš mačiau. Tai kažkaip tai aš tą nesureikšminau ir po to kaip įdomu, kad praėjus berods, tai buvo per vėlinės, o vasario mėnesį panašiom dienom jisai mirė. O mirė keistom aplinkybėm, tiesiog ėjo į auto parduotuvę, kuri atvažiuodavo į kaimus, buvo pašalę ir paslydo ir nukrito ant galvos. Ir viskas, kraujo išsilimas į smegenis. Tai štai kaip įdomi gaunasi, nes žmogus, kai jisai jau pakeliui išeiti, nu, gauna tos signalus, ar ne, tai vėlgi jo sąmonė jau yra pakeliui atgal į tuos pasaulius. Jisai vėlgi tampa daugiau tikintis, jisai eina daugiau į bažnyčią ir mes matom maldos namuose dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės. Tai yra natūralu. Tai va, tai mes tuos gebėjimus turim. Ir mūsų dabar užduotis, kadangi didžia dalimi mes praradom konkurencinę liauką ir atlikdami vieną kitą meditaciją, kurią mes irgi atliksim ir dabar, mes šiek tiek atstatom tai. Ir kadangi mes taip atstatom, mes iš dalies
kompensuojam tos praradimus, kurias patyrėm 7 metų būdami vaikai. Ir mes pradedam matyti. Ir va, dar vieną tokį atvejį papasakosiu, čia buvo iš mūsų mokymo kursų. Kaip tas atsiveria, Tai buvo taip, tai buvo 20 metų pavasario grupė, lygiai taip pat aš 20 metais turėjau Vilnių gyvą grupę ir turėjau berods Panevėžį gyvą grupę. Bet atėjo COVID-as ir visus uždarė ir po to grupę perkeliam į online. Ir buvo viena tokia moteriška iš Plungės, ten vyras ir žmona kartu jie lankė. Nu, paprasta kaimo moterėlė, paprasta kaip 2x2, 4, ten nieko ten per daug, nu, paprastai kalbėjo, labai jai reikėjo viską reikėjo išdėti paprastai. Vyras Norvegijoje dirba, kaip visada lietuviškose šeimuose, kaimuose, moteris ten dirba kažkur prie parduotuvės, ten keli vaikai, gal 3, nepamenu, ir jinai lanko tos kursus ir sako, aš tik tai paėmiau į rankas virgulę, kas man atsitiko, ir pradėjo plaukti informacija. Aš sakau, jinai ten dar tokia labai stipriai žemaitišką tarmę kalbėjo. Sako, aš nespėjau, sako, paklausti, jau mano atsakymas yra. Aš nespėjau paklausti, mano atsakymas yra. Ir tada paklaus, iš kas tas informacijos davėjas, kuris duoda informaciją. Nu, sako, lyg tai Dievas, lyg tai kažkas, tai nežinau, bet o klausė aš jos, o kokį tu jausmą jauti, kai gauni atsakymą. Ir jis sakė, aš jaučiu be galo didelį malonumą ir didelę palaimą. Ir jinai po to jau rankom pradėjo gydyti, jinai netgi nebaigė to kurso, jinai tiek viską gavo, jai tos žinios atėjo staigiai. Vat paprastas kaimo žmogus, kuris nėra gavęs jokių didelių mokslų, pasimokė ir jam atsivėrė tas kanalas, tik tai po to jau su ją reikėjo padirbėti individualiai, kad ten visiškai nenučiuoštų stogas ir kad šiek tiek, na, aš prisibijojau, tarp kitko, tokiu atveju ir po šiai dienai prisibijau, nes iš esmės niekas iš ten pirmas nekalba. Tai pirmi mes turim duoti tą užklausą ir gauti atsakymą. Bet jeigu paėmus į rankas indikatorius, kažkas pirmas į mus kreipiasi, nu, aš skaitydavau, kad tai yra nėra gerai, kadangi iš kur žinai, koks egregoras šeimoje pas tave, giminėjai, gal tu namie gyveni, prisijungi prie kažkokių tai infernalinių ten tunelių su kitais pasauliais, kur tie bildukai laksto. Ką gali žinoti ir iš kur jinai turi tą kanalą? Pasirodo, tas kanalas pas ją buvo nuo promočiutės, kuri buvo tenais regėtoje, užkalbėtoje su ten darė iš rupūžių tos visus antpilus, taip toliau. Tai žmogus genetiškai turėjo tą, sakykime, prijungimą, tą sugebėjimą, tiesiog jai reikėjo tik tai to mažo impulso, kurį gavo per kursus. Bet kadangi tai buvo paprastas žmogus ir neužsikrovė savo smegenų visom filosofiniam, literatūriniam, ten taip toliau, tai jam paprasčiau tas ir atėjo. Tai ir galvoju, Dieve mano, tai viskas lypi tokiam paprastume, tokiam aiškume, kad mes kartais nueiname į filosofijas, į labai sudėtingus aiškinimus, o reikia paprasto mažmožio, atsisėst ant kėdės, nusiramint, paprašyt ir gausim. Tai va, aš turbūt nuo to ir norėčiau šį kursą ir toliau tęsti nuo tos minties, kad mes, na, turėtume pirmiausia išmokti nusiramint, nurimt iš vidaus. Nes ir dabar matau, žmonės susiėmė, ten vaikai, tas viskas neišvengiama, tas yra, buvo ir bus. Bet meistrystė šiuo atveju yra tokia, kad rasti įrankius, rasti būdus, bet kurioj situacijai atrasti tą ramybę, atrasti tą būseną.
Kaip tą pamatuot tą būseną, kaip jinai yra atpažįstama manyje, kad aš jau būsena yra tokioj, kad galiu imti rankas virgulės, šituoklės ir jos man duos atsakymą. Tai pirmiausia, gali būti tokios subjektyvios reakcijos, kaip antai palaimos būsena, visiška ramybė, kažkoks tai kaip būna negi pas žmogų nuovargyje, dideliam nuovargyje tas atsitinka. O kodėl nuovargį aš dabar galvoju? Ogi todėl, kad kai pavargsti jau protas neveikia, jau tada viskas išsijungia, ta visa logika. Ir tada jau tikrai tie laukai, kvantiniai laukai pradeda veikti. Bet kokiu atveju, jeigu mes nusiraminam, tai tas kanalas, kaip tam VF imtuvė praeitą paskaitą rodžiau, atsidaro ir mes jau priimam viskas, mes jau priimam. Tai va, turbūt atsakant į jūsų klausimą, taip yra. Tai tokių atvejų nemažai. Dar vienas tokia istorija, irgi neprisimenu, čia 20 metų ar vėlesniai grupiai, žmogus irgi praėjo kursus, jisai ne Lietuvoje dirba, berods Airijoje. Ir, nu gerai, sako, pasimokiau, gavau diplomą ir įsigijau tas virgulės švytuoklės. Aš jau po daug metų su juo kalbėjau ir įsikalbėjau. Ir sako, aš pradėjau kažkaip tai jaust žmonės. O sakau, kaip tu tos žmonės jauti, tu juos virgulę matuoji ir kaip? Ne. Sakau, vat, jisai dirba konkrečiai gamykloje, kažkokio tai fabrike, nepamenu kokiam. Sako, aš jaučiu, kai žmogus ateina į darbą nenuotaikoje. Aš jaučiu, kaip žmogus serga, arba kad su žmona susipyko, arba kažkas šeimoje negerai. Ypatingai, sako, aš jaučiu vyrus, jisai vyras buvo, kai jie patiria stresą. Tada jeigu į darbą susirinka po pirmadienio žmonės, kurie per savaitgalį nepailsi, tai tas labai, sako, stipriai jaučiasi. Ir aš, sako, pradėjau harmonizuoti aplinką. Sako, kaip tu tai darai? Aš sakau, tiesiog, vat, aš pats atsisėdu kampe, sakau, jisai dar parūkydavo, sakau, užsirakau cigaretę ir siunčiu tą tokią vat, ramybę į aplink, tiesiog, vat, nežinau, kodėl taip reikia, aš tą darau. Ir po to visi, kas buvo stresė, nusiramina. Sakau, po to aš pradėjau jausti ligą, susirgymus. Sakau, einu pro viršininką, ar ateinu pas viršininką, sakau, vat tau šiandien koja skauda. O iš kur tu žinai? Nu, skauda tau koja. Tokie dalykai prasidėjo. Tai va, bet žmogus, kaip įdomu, jisai nusiperka virgulę, švytuoklės, praeina kursus, bet jam to nebereikia. Jisai kažkaip tiesiai tą kanalą pagauna ir jam visą tai veikia. Nu, tokie stebuklų yra. Yra žmonių, kur iš viso kažkur dingsta ir jie to nenaudoja, jiems to nereikia, jie per tai atranda kitą kanalą. Viena moteris čia irgi kolegė, čia iš Salantų, mano kaimynė, irgi praėjo visą kursą, bet jinai užsikabino už Liudmilos Pučko. Aš įkėliau nuorodą į čatą į vieną iš jos knygų. Bet Liudmila Pučko, jinai įdomi tuo ne per tai, kad jinai tą knygą parašė apie biolokaciją, bet jinai dar parašė visą eilę kitų knygų apie simbolių grupės. Jinai gydo žmonės per simbolių grupės. Tai va, jinai, kadangi aš irgi naudoju schemas iš Liudmilos Pučko vadovėlio, nes tai yra tikrai atradimas buvo puikus, geras, kadangi tai yra dvinarė, daugianarė, proporcinės sistemos, tos vėduoklės vadinamos ir taip toliau, tai ta moteris, jinai užsikabino už tos Liudmilos Pučko knygų, jinai viską perskaitė ir jinai va to keliu nuėjo, ir viskas, jinai viską tą daro, kas jai sekasi. O man nepraėjo tas Liudmilos Pučko metodas ir aš iki šiol
nelabai suprantu, kaip gali simbolių eilės gydyti, nes, nu, aš žmogus truputėlį apsiskaitęs, gal čia yra mano minusas, kadangi man kiekvienas simbolis vėlgi reiškia kažką. O ten tie simbolių eilės įvairios būna, ten kryžiai, rūnos, kortos, iš visų kultūrų, iš visų pasaulio žemynų surinkti simboliai sudarytos iš jų eilės. Ir man, kadangi aš tos simbolių prasme žinau, šiek tiek man įsijungia protas ir aš galvoju, kaip tai gali veikti. Tai negali veikti, nebent neigiamai. O tas žmogus patikėjo tuo ir jam puikiai veikia. Tai, tai vėlgi pradėjo nuo to, o nuėjo atrado savo kelią. Nu tai va tokių istorijų yra daug. Vis dėlto aš norėčiau tas pateiktis nueiti ir pradėti šiandien normalią paskaitą. Ar dar yra kokių nors pastebėjimų, klausimų, papildymų galbūt? Nėra. Tai va, nu gerai, tada galime eiti iš eilės. Tai dabar gal čia kalbam apie virgulės, bet iš tikrųjų reiktų kalbėti apie visą biolokaciją, tokia teorinė dalis. Į kokias kategorijas skirstoma ta biolokacija, tai yra medicininė, daugiausia mes ir naudojam medicinoje šitą įrankį. Taip pat detektyvinė arba kai mes ieškom dingusių daiktų, apie dingusius daiktus bus paskaita. Inžinierinė biolokacija, tai kai mes ieškom įvairių geologinių darinių, arba inžinierinė gali būti, kaip ta moteris ieško gedimo mašinai, mes galim ir automobilį rasti gedimą naudodamiesi inžinierinė biolokacija. Beje, man teko skaityti paskaitą, tada vadinasi Lesto tokia kompanija, dabar skirstomieji tinklai, dabar Ignitis pasidarė. Ir vienas toksai bičiulis, vienas toksai bičiulis pakvietė į paskaitą, sako, mes visi tą darom, elektrikai, mes visi tą darom ir mes dirbam per schemas. Kaip per schemas dirbti mes kalbėsim. Bet įdomu tavo nuomonė ir ką tu čia mums pasakysi naujo. Nu, aš nuėjau, važiavau į tą Lesto tada, taip vadinosi tą kompaniją, atskaičiau paskaitą, nu ir jie buvo kaip ir truputėlį naujo gavę iš manęs, kai ką aš iš jų gavau, bet man tik tai ta paskaita ir jiem, mano tiems klausytojams, buvo naudinga to, kad iš tikrųjų daug ką galime gedimuose, inžineriniai plotmėje, ieškant problemų techniniuose įrengimuose, juos rasti per schemas, nes kiekvienas įrenginys turi savo schemą, turi, pavyzdžiui, radio aparatūrą, mikroschemos, programavimo dalykai visi. Ir tuo labiau automobiliai, jie turi savo brėžinius ir galima laisvai rasti problemą, negi nesikreipiant į servisą. Aš dažnai būdavo taip, kad namie randu gedimą ir nuvažiuoju į servisą, pasakau, va čia, ten yra kiaura, ten yra laša. Aš nesilenkiu į apačią ir nežiūriu, kuriam rate granatos guma plyšusi. Aš su virgulėm pasižiūriu, matau, kur yra plyšusi. Arba kurioje vietoje tenais tepalas bėga, jeigu sena mašina. Tai tiesiog žinau, kas yra, nuvažiuoju ten. Nu, dažnai būna, kad pataiko, bet būna, kad nepataiko, bet dažniausiai pataiko. Tada serviso jau tie vaikinai juokiasi iš manęs, jis sako, vėl su virgulėm taisai mašiną. Tai va, tokie dalykai. Toliau geologinė, tai geologinė mes ką tik kalbėjom apie tą vandenį. Ir čia toksai dalykas strateginė. Strateginė tai yra ateities planavimas. Projektų rengimas ir ateities planavimas. Čia yra vadyboje naudojama, mes turėjom šiek tiek paskaitų pernai, aš pagal tai ir aš numatęs šiais metais irgi
apie tai, kaip mes vadyboje galime, projektų vadyboje galime tą dalyką naudoti. Tai va, tai va tokie dalykai ir čia aš buvau pasiruošęs pavyzdžius, kokios būna dar virgulės, kadangi mes šiandien kalbam apie virgulės, tai jų formas, jų formas. Ir čia sunumeruota yra pačios įvairiausios formos, bet vėlgi, jos skirstomos į tokias dvi klasifikacijas, grubiai paėmus. Tai vienos yra paprasčiausias strypas, jisai yra sulankstomas. Ir antras būdas tai yra strypas įdėtas į guolį, su guoliu į rankeną. Tai visur panašiai būna, kad virgulių ilgis, tas ilgasis galas būna apie 20 cm, trumpasis 10, bet vėlgi čia viskas priklauso nuo žmogaus delno, bet standartas yra toks. Tai va, tai tokios virgulės jos, tos didžiosios, ar ne, jos G formos, P rusiškos formos, jos naudingos lauke dirbti, kai, pavyzdžiui, atliekami geologiniai tyrimai įvairūs. Toliau tos su guoliais, jos daugiau medicininės paskirties. Jos, va dar yra tokia viena, aš parodysiu, tai bus atskira kalba, toks kaip strypas, aš tą strypą vėliau gal parodysiu, čia horizontali virgulė, biotenzorius vadinamas. Ir čia buvau pasiruošęs visą krūvą ir dabar parodysiu, kokių aš tik tai kolekcijų neturiu. Tai va. Dabar aš truputėlį grįšiu į eterį. Tai aš galvoju, ar aš turiu viską, ko aš noriu. Gerai, dabar, kad įsivaizduot, aš stopą paspaudžiu, kad mane matytumėt. Va, toks dalykas ir kur čia matosi, va taip va, gal parodysiu. Čia yra 10 cm, čia yra maždaug 20 cm arba 20 keli. Ir galima jos naudoti taip, bet vėlgi laikymas, kiekvieną kartą, kai nusiperkat arba pasidarot, tai reikia pasirinkti metalą arba su juo susidraugauti, su juo susibičiuliauti, su tuo metalu. Nes kiekvienas žmogus turi savo metalą, kiekvienas žmogus turi savo biocheminę sudėtį, kuri priimtina vienam ar kitam metalui. Tai čia yra, tarkim, klasikinis plienas ir plieno viela, man jinai puikiai veikia. Ir va tokios stangrios, ar ne, jos daugiau man tinka naudoti lauke. Kai aš dirbu, tarkim, esant dideliam vėjui ir blogam orui. Tai va, toliau kolekcija. Čia va turiu tokį pavyzdį, jeigu matot. Čia istorinė mano virgulė ir jinai įdomi to, kad jinai man nulūžo. Reikalas tas, kad jums gali tas irgi atsitikti, jeigu intensyviai dirbsit. Ir nulūžta dažnai tas galas prieš pat tą medinį kotą su guoliu. Toks nulūžta jisai. Ir man jisai nulūžo, nes aš tikrai daug dirbau. Turėjau tik tai vienintelę partiją, su juo dirbo ir lūžo. Tada, kadangi tai lūžo, aš va tą mažą galą dar perlenkiau, man tokios gavosi kišeninės. Aš čia dabar naudoju kaip kišenį, aš dažniausiai automobilyje turiu, o tokias va. Čia kažkada buvo ta didžioji virgulė su spiruoklėm, o dabar yra tokios pagalbinės. Na ir čia mes buvom išvystę gamybą prieš 10 metų iš cirkonio vielos gaminam. Kažkada tai gavom cirkonio vielą, vienas bičiulis
turėjo staklės garaže, mes karpydavom tą cirkonio vielą ir tada dar po 5 litus pardavinėdavom, po 5 litus per paskaitas pardavinėdavom. Tai va, dabar aš to cirkonio nebeturiu ir gaila, bet dabar aš dar neturiu šiaudelių ir pamiršau dar pavyzdį su šiaudeliu. Tai priminant, kaip dar galima pasidaryti pačiam. Tai va, tarkim, va, tas galas, ar ne? Tai paimkit paprastą kokteilinį šiaudelį, jeigu sunku yra su metalu kontaktuoti. Ir nukirpkit ties tą vietam tą šiaudelį ir bus jums puikiai rankena ir jos puikiai veiks. Galima tušinuko paimti, pavyzdžiui, tą galą. Vat, aš, pavyzdžiui, prie mūsų akių išardysiu tušinuką, kaip dar galima padaryti, po to aš jį sutaisysiu. Bet man įdomu va tas va momentas. Kaip galima, va, viskas. Aš įdėjau į tušinuko galą ir tas pats tušinukas, kur kiek ten centai kainuoja. Ir puikiai virgulė veikia. Ir toliau galim dar į tą tušinuko rėmą įdėti, tarkim, cirkonę virgulę, bet jinai labai tabaluosis. Bet vis tiek geriau taip, negu jinai rankose. Vėlgi su rankom, kaip ją laikyti. Prieš tai aš kalbėjau, kad reikia priprast prie metalo. Tai vat, kadangi kolega paklausė, tai pirmiausia, jūs įsidėkit į rankinuką, į tašę, pasidėkit mačiai matomiausioj vietoj. Čia kaip ir su kortų kaladė. Jeigu ją nusiperki, turi kurį laiką laikyti akiratyje, pabendraut. Tai yra priprast prie metalo. Nes su laiku tai bus jūsų kaip pratęsimas. Jūs turite turėti bendrą vardiklį jūsų ranka ir virgulį. Tai tiesiog palaikykit kažkur tai šalia, arba į portfelį, arba rankinuką įsimeskit. Tas pats galioja su švytuoklėm. Ir tiesiog tai turi būti šalia kažkur netoli, kad esant reikalui galima būtų įsitraukti. Galima parduotuvėse, aš kartais darau, iš mane visi juokiasi, sako, kad tu agurkus matuoji su švytuoklė. O tengi agurkai auginami ant chemijos, tai aš savo organizmą paklausiu, ar man valgyti tos agurkus. Sako, ne, nepirk. Nes aš kaip ir su mėsa nelabai draugauju toliau, tai negi daržovė dabar kažkaip tai keista. Nueini į Lidlą, pasiimi švytuoklę arba virgulę, bandai testuoti maistą, netgi daržovę, sako, nepirkt. Mano kūnas jaučia, jisai jaučia va, tą chemiją, nitratus tos daržovėse. Ir sako, ne, nereikia. Nu va, tai apie maisto toleravimą mes kalbėsim, tai bus vienas iš pirmųjų mūsų pratimų, kurį reikės atlikti. Tai štai, aš dar vėl bandysiu grįžti į pateiktis ir kalbėsim toliau. Tai va, tai pirmas dalykas, susidraugaukit. Antras, paimkit teisingai į rankas. Nereikia spaust, nereikia, kai kas daro tokią klaidą ir pradeda čia rankom taip spaudžia, nereikia spaust. Tas galas turi būti va, vos aš jį, liktai mano delnas suspaustas taip, kad ten būtų vietos. Va, kumštė būtų vietos, va, kaip čia dabar parodyt, va, vietos yra. Ir jisai turi būti laisvai. Ir stengtis reikia va, tą mažai pirštelį prispaust tavo galą ir kad maždaug 90 laipsnių kampas būtų išlaikytas. Tai va, ir tada tiesiog palaukti, galim netgi pažiūrėti, ką jos veikia. Labai įdomu kartais pažiūrėti, ką jos veikia rankose. Būna taip, kad pradeda jos suktis, bėgiot, lakstyti, tik paima rankas, žmogus virgulė, pradeda nesąmonę darytis. Vadinasi, reikia nuraminti protą. Kažkas yra neramaus viduj. Yra dar nerimo daug. Yra kažkokio tai pergyvenimo daug, dėl kažko tai. Kaip sakome, bėgiam, lekiam, griūnam kažkur tai. Tai vėlgi tai yra ženklas, kad mes neatsipalaidavę,
kad mes nenusiraminę ir kad mus dar kažkas veikia. Ateis laikas, bus taip, kad jums bus vienodai šviečia, ar jūs veikia ar neveikia, vis tiek dirbsit. Bet šitame etape, pirmame etape, reikia maksimaliai sugebėti atsipalaiduoti ir nusiraminti. Tai va, dar kartą pakartoju, tai tiesiog vat, ranką tą nespauskit, turi būti laisvai. O dar geriau, jeigu neturit nusipirkę, įsidėkit kažkokį tai šiaudelį arba tušinuko rankeną, va. Puikiai veikia tas modelis su tušinuko rankena. Ar jūs matot bent kiek? Matom, gerai. Tvarkoj, ačiū. Jau kas neaišku, iš karto klauskit, nes aš įsijaučiu į temą ir kartais pametu auditoriją. Tai va, tai tokie dalykai. Dabar mes turim visą seriją pratimų išmok daryti. Tam, kad pripratint. Tai galbūt prieš pradėdami tos pratimus daryti, visgi atlikim tą nesudėtingą meditaciją, kuri reikalinga tam, kad atsipalaiduotumėm. Tai atsisėdam patogiai, nugarą tiesi, stuburas tiesus, kojos ant žemės, pėdos lygios ir įsivaizduojam save kaip švarų tuščią indą ir ateina šviesa per viršugalvį, užpildo, sukinys pagal laikrodį ir užpildo nuo galvos iki kojų. Toliau kitas rautas ateina iš žemės ir užpildo nuo kojų iki galvos, po to ties širdim susiformuoja mažesnis toroidas, tokia sfera, ir ten be galo daug ramybės, meilės, viso ko geriausio. Dabar pabandykim tą padaryti. Čia yra šviesos meditacija ir mes atliekę ją, mes jau tampame to kanalo, mes jau išeiname į būseną. Ar pavyko? Nu, jaučiu, kad pavyko. Jaučiu, kad pavyko ir dabar prieš paskaitą salė bus vibracija buvo iš 10-6, laikas po darbo, o dabar salės vibracija yra beveik 10/10. Tai nu, aš manau, kad pavyko. Beje, taip įdomiai būdavo, kam teko būti Sergejaus Lazarevo paskaitose, turbūt senai tas buvo, paskutinį kartą buvo berods 2004 metais jis atvažiavęs, jeigu neklystu. Tai jisai ir pradėdavo paskaitas nuo to, kad jisai išmatuodavo auditorijos vibraciją. Tai dažniausiai būna taip, kad ta vibracija būna, nu, patys suprantate, ateinam iš darbų, galva užkimšta reikalais ir čia reikia perėti visai kitą informacijos lygmenį. Tai ko gero viskas gerai čia su mumis ir galim prieiti prie kito žingsnio, prie pratimų. Ir aš naudosiu šį kartą tas indikatorius, kuriuos aš pripratęs, tai yra su guoliais. Ir pirmas pratimas, beje, pratimai galimi dirbant su viena, mes galim su viena dirbti ir atlikti aibės veiksmų, ir taip pat galim atlikti su dviem. Dviem mes galim dirbti savai suprantama dviem rankom, o vieną, tą vienintelę, jeigu naudojam, tai pasižiūrėkim, kuri mūsų ranka rašanti, tai yra ta rašanti ranka ir imkite tą virgulę. Tai jeigu mano dešinė rašanti, tai aš ją ir imu. Ir pirma užduotis tiesiog stebėti, ką jos veikia rankose, tiesiog stebėti. Mes paprašom kvantinių laukų, visatos, per mane galit jungtis, kas jungiatės per mokytus ir mokate per mokytą jungtis prie laukų. Ir mes turim tą informaciją, turim tos gebėjimus, turim tą žinias, tik tai reikia ją dabar apiforminti. Tai yra, ką reiškia apiforminti, tai pasakyti viską žmonių kalba. Tai pirmas dalykas, mes pabandom
lygiai laikyti. Pirmas pratimas taip ir sako, kad laikykite lygiai. Vat pavyzdžiui, jeigu dvi naudojam, tai mes naudojam pirmiausiai prašydami, kad virgulės rodytų tiesiai. Jos gali ir kairę dešinę suktis, bet tebūnie jos tiesiai. Jeigu viena, irgi turi būti tiesiai. Ir darom taip iki tol, kol iš tikrųjų pagal mūsų komandą jos tiesiai ir stovi. Čia reikia suprasti vieną momentą, tokį gan keistą, bet jisai yra be galo svarbus. Tai, kad virgulės turi atliepti mūsų komandas. Ką mes joms sakom daryti, tą jos turi ir daryti. Tai mes patys darom per mūsų raumenų mikro susitraukimus, bet iš esmės, ką aš ir sakiau anksčiau, tai mūsų pratęsimas. Jeigu mes pakeliam ranką, nuleidžiam ir tai mes darom sąmoningai, tai lygiai taip pat ir virgulės turi būti kaip mūsų pratęsimas, atlikti tą patį, ką mes sugalvojam. Dabar jeigu mes sugalvojam, kad reikia, kad virgulė rodytų tiesiai, neturi rodyti tiesiai. Ir šitas pratimas gana nelengvas, jį sunku yra atlikti. Ir tam prireiks laiko, bet pirmiausia, išmokim pajausti ir pajausti metalą ir kaip iš mūsų minties, jeigu tai mes garsiai ištariam arba tyliai viduj, ta komanda pereina į virgulę. Tai vat turi būti lygu. Ir dabar, jeigu mes, tarkim, sakom sukti į kairę, tai jos sukasi į kairę. Jeigu į dešinę, tu turi suktis į dešinę. Čia jau antras pratimas. Jeigu atliekant su dviem, aš mikrofoną patrauksiu į šoną, kad kartais gali nesigirdėti, bet aš kitaip neparodysiu. Tai va, pavyzdžiui, komanda į kairę, abi į kairę, komanda į dešinę. Susikryžiuojam. Ir atgal. Tai va, ties šituo reiktų padirbėti ir gana intensyviai padirbėti. Aš tikiu ir žinau, kad tas gausis. Pradžiai gali būti daug tokio išgąsčio, kad oi, čia man nesigauna, ten sukasi kairė dešinė. Tebūnie, tegu sukasi, tegu kvailioja. Tai vadinasi ne virgulės keltų, bet aš dar esu ne būsenoje. Vadinasi, reikia man sėsti ant kėdutės, nusiraminti ir paprašyti. Aš pasiruošęs tai būsenai, aš pasiruošęs darbui, aš galiu tą daryti. Ir taip, jeigu nedviprasmiškai savo pasakom, tai mes duodam komandą A savo protui, savo visam aš, kuris pasiruošęs dirbti, o virgulės tik tai atlieka arba įvykdo tą komandą, kurią aš uždaviau. Ir va šitame etape labai svarbu yra susikalbėti. Mintis yra, daro į kairę, į dešinę. Komanda į kairę, sukasi į kairę. Komanda į dešinę, sukasi į dešinę. Komanda kryžiuotis, turi kryžiuotis. Komanda įsiplėst, turi įsiplėst. Tai va šitam etape daug labai gumbų galit sudaužyti savo, bet tą reikia atlikti. Ir toliau yra antra pratimų grupė, kuri jau skirta tam, kad susikalibruot arba nusistatyti tą simbolių kalbą. Simbolių arba tos informacijos dekodavimo kalbą. Kas tai per daiktas, su kuo jis įvalgomas. Tai yra simboliai. Jie yra, dabar aš bandysiu tą pateikti nueiti ir paprasti tą skaidrę apie tuos simbolius, ką jie reiškia. Čia jų turbūt turi būti jie. Čia vat, radau vieną tokią skaidrę, kuri vėliau bus reikalinga čia proporciniai sistemai, bet aš dabar ieškau
ieškau pateikties su simboliais. Arba reikia išeiti ir vėl įeiti. Va, gal čia aš rasiu. Ir čia nerandu. Tai kažką aš pridirbęs esu besiruošdamas, matyt, taip paslėpiau, kad aš pas nerandu, kai reikia. Dabar gal taip turėjo būti. Vadinasi, nereikia čia remtis kažkokią tai tenais literatūrą, reikia kalbėti taip, kaip paprasčiau ir kad žmonės suprastų, matyt. Čia taip mane patį moko. Gali ruoštis kiek nori, bet bus taip, kaip bus. Tai va, tai esmė tos antros pratimų grupės - susikalbėt arba susitart su savim simbolių kalbą. Kai mes jau mokam daryti komandas, tai toliau mes turim išmokti ir susitart su savim. Tai pirmas dalykas. Aš parodysiu esminius simbolius su viena virgulė, jeigu mes dirbam su viena, ir parodysiu esminius simbolius su dviem virgulėm. Beje, Jonas Markūnas dirbo ir dirba su viena virgulė. Tai ji pasitokia mažytė yra, jisai kišenė laiko. O kokie simboliai yra su vienu? Tai, pavyzdžiui, standartinis toksai variantas, jeigu tarkim, tada mes turim jau naudoti ir tą dvinarę sistemą. Kas tai yra dvinarė sistema? Ogi dvinarė sistema, tai aš jau turbūt savo pasakojime pasakojau, kaip aš ieškojau darbo ir kaip aš pasirašiau ant lapo taip ir ne. Taip ir ne. Tai kairėje pusėje pasirašiau ne, dešiniai pasirašiau taip. Nu ir galim irgi taip pasirašyti. Kairėje pusėje pasidedam lapą su ne, dešiniai su taip. Ir tada stengiamės dabar išmokę pirmą pamoką, kad virgulė rodytų tiesiai. Ir tada sakom ne. Ir turi suktis į kairę, kur ir parašyta ne, ir taip turi suktis į dešinę, kur yra ir parašyta taip. Ir tai turim gana mechaniškai pabandyti atlikti daug kartų, kol visiškai susifokusuoja mūsų, jau mes tai darom automatiškai ir negalvodami. Su dviem indikatoriais, tai vėlgi, jeigu mums parodo taip ir parodys atsilenkimą iš šonus, ne, susikryžiavimą, nėra informacijos, tai vadinasi, rodys tiesiai arba jos nieko nerodys. Tiesiog blūdys į kairę dešinę, bet jokio simbolio nerodys. Tai simbolis taip yra virgulių išsiplėtimas, simbolis ne yra virgulių susikryžiavimas, simbolis nėra informacijos, jos nejuda. Su viena virgulė. Simbolis ne į kairę, simbolis taip į dešinę ir nėra informacijos, jos nejuda. Dabar gali atsitikti taip, jeigu žmogus yra kairiarankis arba dėl kitų priežasčių, paklausus ne, gali suktis į kairę, o paklausus taip, gali suktis į dešinę. Gali būti ir taip atvirkščiai viskas. Ir dažniausiai auditorija būna apie 10%, 15 žmonių, kuriems viskas bus atvirkščiai. Ir tai yra normalu, kadangi pas juos visa ta bioenergetika, jų veikia truputėlį kitaip. Tai yra žmonės kairiarankiai gali būti ir panašiai. Taip štai, va, tokie du pratimai. Ir dabar, kadangi mes tos du pratimus jau apkalbėjom, aš vėl įeisiu į pateiktis ir prieisiu prie tos vis tiek turiu tą surast. Ai, va. Ir kas ieško, tas randa. Va, kadangi čia rusiškai ir dabar su tuo susijęs bus, čia iš seno video paėmiau stop kadrą, čia mano atvaizdas, tai nekreipkite dėmesio. Tai dabar
šitom paveikslėlyje parodyta irgi pavyzdžiai rusų kalba. Ne, tai yra į kairę, taip yra į dešinę, jeigu su dviem, tai iš šonus yra taip, o susikryžiuoja ne. Ir dabar šalia jūs matote lentelę. Lentelę tokią. Jūs galite šitą paskaitą, kai žiūrėsite internetu, arba tiesiog kažkur tai pas mane yra fotokopijas tų visų pavyzdžių lentelių, bet jos labai paprasta patiem pasidaryti. Negi jeigu jūs patys ranka nusipiešite tą lentelę, bus daug geriau ir daug lengviau bus išmokti. Tai va, tai dabar praktinis darbas numeris 2. Nu, jisai turi būti numeris 3. Numeris 3, bet tarkim, tai yra numeris 2. Dabar čia yra lentelė. Ir toje lentelėje susirašom klausimus. Nu, čia yra 10 punktų, tai kaip pavyzdys, 5 klausimai yra teisingi, 5 klausimai neteisingi. Tarkim, koks yra klausimas teisingas? Aš gyvenu Vilniuje, ne? Gyvenu arba negyvenu. Jeigu gyvenu, turi būti taip, jeigu negyvenu, turi būti ne. Mano vardas ten Gintaras, ar ne? Bet aš sakau, kad mano vardas tenais Jonas. Tyčia parašau blogą reiškia klausimą. Ir virgulės turi parodyti ne. Kitaip tariant, šitoje lentelėje pasirašot 5 teisingus klausimus ir 5 neteisingus ir juos sumaišot eilės tvarka. Galima tokių lentelių pasidaryti 10, 20, panašiai. Bet tada kiekvieną kartą klausdami, kuris yra atsakymas teisingas, taip arba ne, jums virgulės pagal simbolių kalbą taip ne, pasakys pagal binarinę arba dvetainę sistemą, pasakys, kuris yra atsakymas teisingas, kuris nėra teisingas. Tai štai, ar supratot šitą pratimą, šitą praktinę užduotį, ar aišku yra, ką čia reikia daryti? Negirdžiu jokių balsų. Aišku. Aišku, gerai. Manau, kad aišku. Jo, tai aš dėl to taip daug apie tai kalbu, nes yra pirmi žingsniai ir jie reikalauja truputėlį kruopštumo, truputėlį atidumo savo. Ir vėlgi, kaip mes ir nuo pradžių kalbėjom, nu, leiskite viskam vykti savaime, nedarykit nieko greitai, čia pat, dėl to, kad reikia. Ne, turi būti žaidimas, čia yra žaidimas. Čia yra laisvalaikio užsiėmimas. Mes atsipalaidavę, mes neįsitempę, mums nieko nereikia čia atspėti. Mes tiesiog laviname save. Gerai, tai čia buvo tokia kaip ir dvinarė sistema, bet aš anksčiau turėdavau tokią lentelę, kuri vadindavosi trinarė sistema. Aš nenoriu jos ieškoti, nes aš vėl paklysiu savo pateiktyse, bet esmė jos yra kokia. Vėlgi pasirašom daug klausimų, kuriuos mes norim užduoti, ras atsakymą. Ir šalia taip, ne, dar trečią grafą darom, kur būtų atsakymas nėra informacijos, arba kita. Arba kita. Nes dažniausiai mūsų klausimuose gali būti dviprasmybių. Mes nežinom informacijos apie kažką, ką mes norim paklausti, bet lyg tai mes žinom. Bet mes užduodam klausimą lyg tai žinodami, koks turi būti atsakymas. Bet anaip tol tai negali būti taip, kad mes žinome, ir negali būti 100% taip, kad atsakys taip, kaip mes žinom. Dėl to mes pasirašom dar trečią grafą, nėra informacijos. Arba patikslinkit klausimą, gali būti taip formuluojama. Čia yra dar toks dalykas, aš neprisimenu to mokslininko pavardės,
Yra tokia teorija, mokslinio pagrindimo teorija, kuris sako, kad jeigu kažkokį tai teiginį neįmanoma paneigti, tai tas teiginys yra klaidingas. Aš pamiršau pavardę šito žmogaus. Jeigu kažkokį tai teiginį norite paneigti ir jūs galite paneigti, vadinasi, tas teiginys yra teisingas. O jeigu jūs negalite to teiginio paneigti niekaip, tai jis yra klaidingas. Gali būti klaidingas. Kodėl? Nu, todėl kad, pavyzdžiui, nu, toks teiginys. Audrą jūroje sukelia Neptūnas. Neptūnas užpyksta ir sukelia audrą, ne? Tai kas čia bus? Tai čia bus visiškas nesąmonė, ar ne? Tai teiginys, kurio tu negali patikrinti ir paneigti. Nes tu, turi sakyti, kad tai yra pasaka, tai yra legenda kažkokia tai iš senų laikų, bet tu negali panerti jūrą, pasižiūrėti, ar tas Neptūnas gyvas ar negyvas ir ką ten daro. Tai kitaip tariant, kaip mes per COVID dresiruodavo, ar ne? Tai čia mokslų pagrįsta, mokslų įrodyta, taip toliau. O kai pabandai suabejoti arba pabandai paneigti, ieškoti kontrargumentų, tu esi priešas. Tai pagal šitą teoriją vadinasi, jeigu tu negali kažko tai paneigti arba suabejoti, tai vadinasi, tai ne teorija, tai yra netikra. O jeigu tu gali paneigti ir suabejoti, vadinasi, tai turi teisę egzistuoti. Nes kiekvienas žmogus, jo labiau tyrėjas ar tyrėjo grupė, tuo labiau mes turim savo kampą, per kurį mes žiūrim į tikrovę. Ir galbūt todėl mes negalim 100% būti užtikrinti, todėl kad mes negalim 100% būti tikri, kad mes teisūs, užduodami klausimą, nes mes galimai kažko nežinom, nes žiūrim į tikrovę iš savo varpinės. Todėl pasirinkdami trečią grafą gali būti arba kitą, mes visatai nusilenkiam ir šiek tiek pristabdom savo puikybę tokią, kad mes negalim būti 100% tikri niekuo. Negi tuo atveju, jeigu mano vardas, pavyzdžiui, Gintaras. Bet, pavyzdžiui, mano krikšto mama mane Petru vadina visą laiką. Tai jei aš esu Petras, o aš pats savo esu Gintaras, tai vėlgi įdomu. Arba šiuo metu aš gyvenu ten Vilniui, bet aš Vilniui gyvenau 50 metų, o kelis metus negyvenu Vilniui. Tai va tokie dalykai. Tai vėlgi, tas taip ne yra arba mes arčiau tiesos, arba mes toliau nuo tiesos. Bet tai nėra taip, kad 100% tiesa būtų. Ir kai mes pasirašom tą trečią grafą, kita informacija, kita galimybė, tai mes kaip ir nusimam tą kepurę, nusimam tą puikybę ir mes duodam suprast, kad mes tik tai šioje žemėje esam praeiviai ir mes ne viską matom, ne viską žinom. O kaip sakiau, kolega uždavė tą klausimą, čia kas valdo mūsų tą matricą, jie ir daro tą tokią skirstimą žmonių. Vienam daugiau žinios, kitiem mažiau, ir tie, kas turi mažiau žinių, paprašo, nusilenkia ir už pinigų žinoma, kad duotų informaciją tas, kuris turi daugiau žinių. Taip, aišku, yra šitam pasaulyje, kad mes mokomės ir tas, kas moka, tam tikrą laiką eikvoja ir taip toliau. Bet ne čia yra esmė. Esmė, kad mes neprisimam savo Dievo rolės. Ir tame ir glūdi pirmas pagal krikščionis Dievo įsakymas, ar ne, arba antras pagal senąjį tikėjimą. Bet tie patys Dievo įsakymai Mozės, jie paimti iš kur? Iš hermetizmo, hermetismegisto, kaip ten, izumrudnai skrižalį, ne, iš ten paimti, iš seno Babilono, iš chaldėjų kultūros, iš Tarpupio, kur ten buvo sena civilizacija. Tik tai po to, kai atėjo tas Jahvė, jie tenais užkariavo viską ir tas sena civilizacija sugriovė ir padarė savo ant jų.
Tai va, tai mes nesam kažkas, mes esam tik tai prakeleiviai. Ir, kaip sakoma, labai gerai skamba rusiška versija. Nesatvarys save kumyrą, ne? Nesukurk savo drožinių, tu nesi kažkas, tai kad tu viską žinotum. Tai dėl to mes ir darom tą tokį trečią grafą, kurį leidžia mums suklysti. Ir kai mes gaunam atsakymą, kad kitka, mes tada ieškom toliau atsakymų. Ir todėl šalia dvinarės, trinarės sistemos yra dar tokia daugianarė sistema, kuri iš principo ir parodyta šitoj diagramoj. Tai yra proporcinė sistema. Ją galima naudoti ir kaip procentai arba sutartiniai vienetai, tarkim, kažkokia tai ideali žmogaus būsena. Yra 100 sutartinių vienetų. Tai yra visiškas kosmosas žmogus, nušvitęs toksai brahmanas ir vaikščiantis Buda arba Jėzus Kristus. Tai yra 100 vienetų. Arba tiesa, kurią aš turiu, ar ne? Aš turiu sugalvojęs kažkokį klausimą arba teiginį ir, galvoju, kokio laipsnio aš esu teisingai mąstau arba teisingai samprotauju. Tada su viena virgulė, čia ir švytuoklėm tas pastinka, galima rasti tą procentą. Bet procentas yra labai gerai. Apie tą procentinį skaičiavimą mes kalbėsim dar labai daug, nes yra vienas tiksliausių būdų matuoti būsenas, naudojant bilokaciją. Jeigu prieš tai kalbėjom tą binarinę sistemą arba trinarę sistemą, daugianarę, jos tokios apytikslios, jos neduoda tikslaus įvertinimo. Tai, tarkim, daugianarė, tai yra proporcinė pirmiausia, jinai duoda tikslesnį, nes mes santykį matuojame. Mes santykinis arba relatyvus pamatavimas kažko, nuo kažko, žiūrint iš tam tikro fokuso taško. Tai vėlgi tada mes nesam dievai kažkam, mes tik tai tie, kurie energiją priima ir perduoda, ir mūsų darbas tik tai matyti kažkokius procesus. Tai yra procesų visų pirma matymas, pajautimas procesų, kurie dinamiški, kurie nestovi vietai, jie nėra įkalti akmenimi į sieną, jie tiesiog kas kart keičiasi. Na gerai, tarkim, žmogaus sveikata. Žmogaus sveikata per dieną, jo būsena energinė, ten biologinė, sveikatos būsena, kaip ten medikai sako, homeostazė, ar ne, hormonų pusiausvyrą ir taip toliau, keičiasi per dieną N kartų. Ir kiekvieną sekundę mes pamatavę savo sveikatą galim, tarkim, energijos kiekį, gyvybinės energijos kiekį, kurį mes turim žinot. Ta mes pratimą atliksim gal ne kitą, dar kitą kartą. Ir tada, pavyzdžiui, labai įdomu, va šitą teiginį, aš senai kalbu, bet aš visai nesenai praktiškai jį ištyriau. Ir ištyriau, kadangi pradėjau naudoti tą elektroninę apyrankę, tam, tarkim, ten kraujyje deguonį surast, tarkim, kraujospūdį pamatuoti, ten gliukozės kiekį, cukraus. Ir medikai mane durnina, sako, nesąmonė čia rodo tie visi išmanieji medicininiai laikrodžiai. O mūsų aparatai, tai vat teisingai rodo. Tai jų aparatai rodo briedą ir vėjus, kadangi jie rodo pirmą tą būseną, kuri yra čia ir dabar, ir jie tą būseną fiksuoja. Tai jeigu pamatai, kad kraujospūdis sukilęs, tu ją užrašai kažkur tai laikmenoj, galvoj, ant popieriaus, taip toliau, ir tu ją tą būseną ištrauki iš kvantinės ribos, nes žmogaus gyvenime jo per dieną būsena keičiasi. Va tą būseną ištraukė ir padarė ją dominuojančią. O taip su mumis žaidė per tą baisę lygą, kai tas privalomas naratyvas buvo, jo negalima buvo užginčyti ir daugelis to patikėjo, iš baimės, aišku, ir jie
tos kvantinės superpozicijos ištraukė tą ligą, padarė ją realią savyje. O kadangi jau mes ne vieni gyvenam, o toj šeimose, ten darbovietėse, tai ne tik tai per media kanalus ta informacija persiduoda negatyviai, bet ir nieko nekalbant, per nutylėjimą, ten mes laukais, kvantiniais laukais bendraujam. Ir matyt, buvo tos daug baimės, kad negi tie, kurie labai netikėjo, jie irgi kažkokius simptomus jautė. Na, prisipažinsiu, aš galbūt buvau vienas iš tų, kuris nejautė jokių simptomų. Kažkas buvo 20 metais, bet jaučiu, kad buvo peršalęs dėl to. Bet tų visų tokių baisių simptomų aš nejutau nei 20, nei 21, nei 22, nei 23. Nedariau nei vieno PGR testo ir nenaudojau jokios vakcinos. Tai kaip ir man ta problema šono praėjo. Nors aplink mane čia buvo visokių atvejų, ten krito, griuvo, taip toliau, ligonės vežė. Aš sakau, o kodėl tau niekas? Aš neįsileidžiu. Aš tos informacijos neįsileidžiu. Aš nefiksuoju to. Jeigu aš nueisiu, padarysiu testą, aš sekančią dėsiu gulėsiu. Aš tiesiog nedarau netgi testo, nes testas fiksuoja situaciją, ištraukia iš tos kvantinės ribos ir padaro ją realią pirmiausia va čia. Tai va, nukrypo nuo temos, bet esmė čia yra kokia. Esmė tokia, kad tą proporcinę sistemą mes galim ir santykį matuoti nuo kažko idealaus, naudojant biolokaciją ir virgulės išvituoklės, o taip pat mes galim daryti diagramas, tarkim, čia iki 100, nu, tarkim, iki 10 yra padalinta į 10 skilčių, tai 10 galimų variantų, 10 galimų atsakymų variantų. Ir tas reikalinga mums diagnostikoje, sveikatos diagnostikoje. Nes, pavyzdžiui, kaip yra, na, tarkim, žmogus skauda pilvą, ne? Ateina susirietęs, neturiu energijos, skauda kažkur va čia, kur jis nepasako, o mediciniškai tai gali būti begalės dalykų. Tai gali būti, na, širdies diafragma, ne? Gali būti kasa, gali būti 12 pirštė, gali būti blužnys, gali būti kepenys, gali būti psichosomatika. Ką mes žinom, gal prisinervavo žmogus. Nu, ir visas tas versijas surašom. Į kiekvieną iš skyrių mes surašom tas versijas. Nu ir tada paklausim, kokia versija yra teisinga. Ir mums parodys, kad tai yra, tarkim, paprasčiausias apsinuodimas, ar ne, skrandis apsinuodimas, uždegimas. Nu va, jeigu skrandis uždegimas apsinuodimas, mes išgeriam ten arbatėlės gražiai ir per kelias dienas viskas praeina. O jeigu nepraeina, patrinam rankas, uždedam ir palaikom su kvėpavimu. Apie tai mes irgi kalbėsim. Irgi praeis. Tai va, čia jau kelias paskaitas atskaičiau šitame epizode, kurios bus ateityje, bet iš esmės ta diagnostika jinai yra tokia lazda su dviem galais, bet kokia, ar biolokatinė, ar ta medicininė, nes liktai mes norim fiksuoti būseną, kokia yra iš tikrųjų, bet galbūt mes padarom tą meškos paslaugą, kad ištraukiam. O galbūt reikėtų pralaukti tiesiog ir nekreipdėmėsio, viskas tas savaime susitvarkys. Nu, dar tokį pavyzdį prisiminiau ir jisai buvo kažkur spaudoje prašytas. Berods Tauragėj tai buvo rajone. Atvažiavo ten tas autobusėlis su prevencinė programa į kaimą, į miesto šventę. Žmonės ten biški pagėrė alaus, visą kitą, atsipalaidavę šokio ir kviečia vyrus, nu, dėl prostatos, reiškia. Ir viena moteris prikalbino savo vyrą nueit pasitikrinti. O jisai nejautė jokių simptomų, absoliučiai nulis. Ir rado ten tuos dalykus negerus, nusintė į Vilnių irgi rado, nedaug rado, po kurio laiko vėl rado. Ir tada
Viskas, po mėnesio jau guldo į ligoninę. Ten jau blogai viskas. O kodėl? Čia gal kažkas išvelgs taip, kad čia ta moteriška turėjo nuojautą, kad vyrui blogai kažką įtarė o gal taip sutapo, kad tas autobusėlis atvažiavo tą Tauragę ir tiesiog jam čia buvo įsigelbimas. Bet koks čia įsigelbimas, žmogus numirė. Tai logiškai paėmus, jeigu jisai nebūtų sužinojęs, nebūtų fiksavęs tos būsenos, vargu ar jisai būtų atsigulęs į tą patalą ligoninės. Galbūt, mes nežinom, bet aišku, Dievo viešpatės keliai nežinomi, gal taip turėjo atsitikti. Tai štai, va, tokių, aš kitą pavyzdžių ir tokių pacienčių daug turėjau savo tarpe, tai dėl vadinamo tų krūties vėžių. Tai vėlgi, galima virguliam tirtis, galima visaip, bet dažniausiai vėlgi tos prevencinės programas visokius ten reikia. Aš nieko nesakau, laisva valia kiekvienas daro, ką nori, jeigu tik tai nori. Bet patirtis kokia? Fiksuoja, yra, po to ateina pas bioenergetiką arba pas kitą žmogų, atliekamas kvantinį gydymą, ten paprasčiausiai gali būti netgi masažas. Užtenka kažkokio tai psichoterapinio poveikio. Ir tada mes to moteriškiam sakom, pasidaryk tyrimą nepriklausomai aplinkoje. Reikia pailsėti, reikia atitrūkti nuo darbų, reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti kažkur, tai atitrūkti nuo tos terpės, kurie tu esi, nes tenais cirkuliuoja negatyvios informacijos ir energijos. Kažkur tai reikia išeiti iš savęs. Nu gerai, ir žmonės paklauso, tą padarė. Ir vat kiek aš atsimenu, gal kokias 5-6 atvejai, kai pavyko nuo peilio išgelbėti. Tiesiog dingo tie dariniai, dingo, išnyko visiškai. Ir vat kai buvo bandymas per virgulės pasižiūrėti, pačiu pradžiai, tai rodo tokia situacija, ten tarkim fiksuoja medicininė įranga, kad yra darinys, o virgulės rodo 50/50. 50/50. Tai dar nėra niekas nuspręsta. Tai vėlgi grįžtų prie to paties, kad žmogaus būsena kinta. Jinai kinta paros metu, jinai kinta mėnesių metu, jinai kinta to labiau metų laiku. Nes mes per mėnesį patiriam įvairių dalykų, moteris vienaip, vyrai kitaip, ir yra čia visiškai natūralūs dalykai. Ir aišku, diagnostika gerai, bet kartais mes padarom tokių meškos paslaugų patys savo. Kadangi, ta tradicinė medicina, jinai nori uždirbti, ligonių kasos, taip toliau, jie turi norėti darbo, jie tą darbą gauna, atlieka, pjausto žmonės, taip toliau. Jie tiki to, ką daro, ir aš pilnai suvokiu, kad jie, kitaip negali, suprantu tą, ir čia yra verslas, čia yra fabrikas, ligoninės yra tapę fabrikais ir taip toliau, bet dažnai, labai dažnai, žiūrint į diagnostiką su virgulėm sveikatos, jeigu tokie atvejai pasitaiko, turim ne onkologinį, tai būna 50/50. Tai vadinasi, nieko neprarasta. Mano praktikoje aš onkologinius imu, aš nebijau, aš dirbu ne nuo savęs, tik tai jau ten paskutinėse stadijose gal nelabai, bet pirmose dar galima tvarkytis, nes vis tiek rodys 50/50. Tai vadinasi, viskas yra žmogaus rankose. Čia yra, kas atsitiko, čia yra susikaupę toksinai ir susikaupę grybelis. Grybeliniai dariniai. Užrūgštintas organizmas. Aš kažkada tai dariau tokį interviu su mano kolega iš Ukrainos, tokiu Anatolij Salo. Yra mano kanaluose kažkur tai. Tai jisai sako, visos žmogaus lygos, o ypatingai tos blogos lygos, apie kurias mes ką tik kalbėjom, jos yra dėl pažeisto bakterijų ir grybelių balansų. Viskas. Ir ką mums reikia sutvarkyti, pakeisti mitybą, pakeisti įpročius, pradėti savim rūpintis, eiti dvasiniu keliu ir panašiai.
Ir kas yra svarbiausia, būti nepriklausomu, tai reiškia neturėti priklausomybių. Ir jeigu skaityt tą maksimalietę, ten jisai labai, labai teisingai viską rašo, aš nenoriu tiesiog kartotis, to pačio knygos yra viskas pasakyta. Tai va, viskas yra jūsų rankose ir grįžtam prie diagnostikos, grįžtam prie virgulio, jau turėtume likti eiti į pabaigą, nes jau 10 valanda vakaro. Gerai, tada, kadangi mes truputėlį vėlavom, taip užtęsim. Tai va, dabar taip, apie daugianarę sistemą papasakojau. Prie šitų gal negrįšim, kitą kartą aš atidėsiu apie, literatūrą, gerai. Literatūrą. Apie Pučko aš jau kalbėjau, ne rusų kalba. Kažkada tai buvo knygynuose Krasavino knyga Biolokacija kasdieniam gyvenime. Gera knyga, puikiai, bet ten truputėlį viskas senoviškai pateikta. O dabar gyvenime truputėlį ir mokslas pasistumėjo į priekį, tai ten gali būti tokių pasenusių teiginų, bet iš principo yra gera knyga. Ir dar, vat, kaip susikurti teigiamą energijos aplinką. Virgulė. Nu, čia irgi, jinai truputėlį paprasta, per daug paprasta mano galva, bet pradžiai gali jinai būti. Toliau. Man dar rekomendavo tokią knygą Vladimiras Kiurinas. Jinai bibliotekose yra, aš neradau jos knygynuose, aplinkos energetika. Čia yra kalba apie tos Kary, Hartmanus ir taip toliau. Ir čia rusų mokslininkai, jie akademiniai mokslininkai, kurie tą knygą parašė. Todėl mano galva jinai yra pakankamai rimta, bet aš abejoju, ar ją galima gauti nebent knygynuose, bibliotekose. Ir biolokacija, kaip dirbti su virgulė ir švytuoklė, kažkokią tai knygutę aš panašią mačiau išleistą Mialbos, bet aš bijau, kad irgi gali būti tik tai internetiniuose knygynuose. Ir va, dar yra keletą knygų, šitą knygą įkėlėm mes į čatą, tai gal vat šiandien nesuspėsiu, gal rytoj prisėsiu, aš tas knygas sudėsiu į čatą ir jos bus visos jūsų pasirinkime. Tai va, tai šiandien daug pakalbėjom apie pirmosius žingsnius. Aš žinau, kad tai neužtenka ir vis tiek mes tą virgulių temą pratęsim dar ir kitą kartą, nes reikės pakalbėti apie vieną tokį, nu jau 4 bus pratimas turbūt, bet galite užsirašyti tą pratimą, tiesiog aš nelabai turiu čia tos skaidrės, bet jeigu jūs galit, susiraskite internete, yra tokie maisto lentelės, maisto lentelės, kur išvardinti įvairūs maisto produktai pagal grupės. Ir tada pasižiūrėkite su virgulėm, su 1 arba 2, kuris iš tų maisto produktų jums tinka vartoti, o kuris galbūt netinka. Jeigu netinka, į šalį, jeigu tinka, va, pasidedam ir valgom. Tai va, tai aš dabar bandysiu surasti, bet aš turbūt kitą kartą aš tą lentelę irgi pasistengsiu rytoj arba per savaitgalį įkelti į čatą, kad ir priminti apie tą pratimą, kad galima būtų jį laisvalaikiu atlikti. Na va, kadangi jau beveik 2 valandas dirbam, tada aš grįžtu į auditoriją. Ir dabar vėlgi norėčiau kreiptis į jūs, gerbimi paskaitos dalyviai, gal turite iš šios dienos klausimų. Visų pirma, aš noriu paklausti, ar buvo naudinga ir įdomu. Ir kreipiuosi tuos, kurie jau kartą klausė mano temų ir į tuos, kurie tik pirmą kartą mane girdi.
Man labai patiko. Na va. Buvo, buvo tikrai gerai. Tik gal kai kur labai įsiplėtoji, Gintarai. Čia tik toks Aha. pastebėjimas. O šiaip labai gerai. Ir dar turiu porą klausimų, jeigu gali atsakyti. Gerai, gerai. Tam ir yra. Buvo lentelė, kur surašyti 5 atsakymus taip ir 5 ne. Ir jūs minėjote padaryti 3 paragrafą, kur bus neutralu. Aha. Tarkime, aš užduodu klausimą ties su savo maistu ir virgulės jos man nerodo nieko, neutraliai. Jo, gali taip. Tai va, ir klausimas, kiek laukti? Tarkime, yra ta riba laukti 5 sekundės 10 ar tiesiog iš pajutimo, kiek man laukti, nes, pavyzdžiui, uždaviau klausimą tokį, kaip sakyti, iš degalinės, tai ką nors užsukų pavalgyti tokį sumuštinį, labai skanus, jis man skanus, jisai man, nežinau, net energijos duoda, bet aš jį suvalgau, viskas gerai, aš paklausiau virgulių ir jūs tiesiog rodo neutraliai, bet paklausiu, tarkim, kažko kito iš kartais, jos reaguoja, va tai toks klausimas, tas neutralumas, kaip jį reaguoti. Supratau klausimą, aš atsakysiu šitą klausimą. Yra toksai pratimas. Jį čia atvežė toksai akademikas Mezencovas. Yra kvantinės magijos YouTube kanale, labai senai, gal 12, gal 11 metų įrašas. Tai esmė kokia? Jisai, kadangi akademikas, akademiškai tą tyrinėjo ir būtent tą pratimą su maistu ir pasiūlė daryti. Tai pirmas dalykas. Yra 3 produktų grupės, grubiai šnekant. Pirma produktų grupė, tai, ką aš dabar valgyt galiu, ar ne, tai yra mano kūnui reikia. Bet tai yra dinamiškai pasikeičiantis dalykas, priklausomai nuo sezono, nuo daugelio ten parametrų. Yra, kur netinka, bet tai irgi keičiasi, priklausomai nuo situacijos. Ir yra maisto produktai, kurie visiškai neturi jokios naudos. Tai tu juos suvalgai, tiesiog užkrauni žarnyną veltui, prie vieną galą, taip sakant, eina, prie kitą išeina. Tai va, su tavo to sumuštinio iš kolonėlės, aš tikiu, kad galėjo būti taip, nes ten tie produktai dažniausiai būna, jie tik tai tuo momentu sudaro įspūdį, kad tu sotus, nes ten privaryta angliavandenių greitųjų greičiausiai, tavo organizmas tos angliavandenius greičiausiai greitai įsisavina be problemų ir išleidžia lauk. Kitam tas sumuštinis būtų peilis, nes tai būtų kelias į diabetą. Tai va, tai greičiausiai tas produktas, kuris sako neutralus, tai jisai tau nei reikalingas, nei nereikalingas. Tiesiog nei to pakenks, nei padės, viskas. Tu suvalgai tuo momentu gerai. Tai dažniausiai tokie produktai būna iš angliavandenių serijos, su krakmolu, su daug bulvių, va tokie su miltais, kažkokie subproduktai, su ten, kur privaryta visokių ten priedų, krakmolo, pavyzdžiui, dešroje, jeigu yra, tai tas krakmolas nulis yra, nieko neduoda. Tai va, tai gali būt. Čia atsakau, reikia va, tas 3 grafas turėti omeny ir maistą rūšiuojant, kad gali būti nei taip, nei ne. Atliekant su švytuokle šitą pratimą, tiesiog prieš laikrodžio rodiklę suksis netinka valgyti, pagal tinka, o jeigu stovės vietoje, vadinasi ir taip, arba nei taip, nei taip. Gali būti su švytuokle dar kitas variantas, apie tai dar kalbėsim, kad išilgai taip, horizontaliai ne, ir jeigu stovi vietoje, nėra informacijos. Viskas, pasitikrinam maistą ir tada matysim. Tai vėlgi reikia žiūrėti to produkto sudėtį, jeigu sako neutralus, iš ko jis sudarytas. O jeigu ir sako, kad taip gali valgyti, viskas čia tvarkoja, vėlgi, kas tas produktas, kas čia per sudėtis to produkto. Pagal tai galim, nes mesgi patys puikiai žinom, kad šiaip nei iš šio, nei iš to, užsimanai kokios nors silkės, ar ne, arba kažkokiu tai riešutų. Tai akivaizdžiai tavo organizmas stokoja B grupės kažkokios, ar ne? Tai akivaizdžiai matosi, kadangi tu vėlgi pajauti per savo
tą kvantinį lauką, kad ta medžiaga tau yra nereikalinga, tau jau į protą duoda signalą, kad būk mielas tą produktą susirask. Tai va. Ar atsakiau? Puikiai, ir dar tokių pamąstymų davėjai, kaip sakyti, tokių minčių ir taip galvoju, nu jo, taip ir yra. Suvalgau greit aš jį ir tiesiog ten porą valandų visi išeina ir, kaip sakyti, po poros valandų aš vėl alkanas. Nu, va toks pamąstymas, kaip sakyti, kai iš kito lūpų girdi, tai suvoki, kad, va dėl ko. Nu, va, ten, matai, greitųjų angliavandenių privaryta ir jie greitai, va, tuo momentu duoda efektą, o po to netgi gali atimti energiją. Nes tai yra cukrus, nes tai yra krakmolas, glitimas ir taip toliau. Tai va. Aš tarsiu tokį žodį. Gerai. Ačiū už įdomu, tikrai buvo pasiklausyti, nors ir kaip ir man nieko naujo, bet labai buvo įdomu ir tokia džiugi informacija, kad va tos va lentelės, kur jūs minėjot, tie vadinami praktinis darbas 1, 1, 2, 3, aš, man atrodo, visas jas turiu. Tai galėčiau į čatą pasidalinti po paskaitos. Jo, tai gerai, jeigu turi įkelk, nes aš šiandien to nepadarysiu, nes reikės dar video sutvarkyti, tai jeigu gali, tai įkelk, būsiu to labai Jo, aš dėkingas. įdėsiu. Ir aš turiu netgi tą maisto lentelės, kur jūs kažkada irgi davėt iš seniau. Labai gerai. Aš ten biški pagal save buvau jas pasikoregavęs, pasikeitęs, tai nu ką turiu, įkelsiu viską. Labai gerai, ačiū tau. Ačiū tau. Bet Gintarai, ar jūs įkelsite ar ne? Nes aš ne visos turiu drauguose, esu naujokė. Tai ar tik tais tas vyrukas, kur dabar kalbėjo? O jūs esate, jūs grupėje esate Facebook'e? Aš jūs Jo, įkėliau? jo. Tai viskas bus ir į čatą įkels. Jo, aš įdėsiu į į čatą. čatą A, įkels. gerai, supratau. Aha, gerai, ačiū. Grupė vėlgi ten, kol pamatai tą grupę, dar reikia ten nueiti, o čia iš karto išlenda viskas. Ačiū, labai įdomi, labai paskaita, tarp kitko labai malonu klausytis tokio apsiskaičiusio žmogaus ir tiesiog man tai, nu, labai įdomu, labai daug. Aš naujokė, pirmokė, bet labai ačiū Jums, labai įdomu. Nu, su tom skaidrėm gaunasi taip. Vadinasi, aš jomis neturėjau remtis, nes kadangi kompas man neatlaikė, tai, nu, čia visą laiką tokių ženklų bus gyvenime, kad kartais kažkas lemiamą momentu sulūžta. Vadinasi, ne taip, čia pasenusi informacija, kažką reikia naujai. O aš galvoju, wow, turiu tas vaizdinę medžiagą pasidaręs, nieko nereikia čia per daug galvoti, viskas yra. Ne, kalbėk kaip yra iš savo, kaip sakoma, vaizduotės pertiktą mintį. Tas vaizdinis pateikimas yra reikalingas, aišku, bet vėlgi čia kartais keičiasi, daug kas keičiasi, kai kiekvieną grupę vis naują surenki, tai atrodo naudosi tas pačias skaidrės, bet po to jas taip padedi į šalį ir kalbi grinai taip iš dūšios, ką nori pasakyti. Ir tada gaunasi geriausiai. O tas skaidrės, nu, mes galim įkelti į PowerPointą, į šitą, į grupę ir pasižiūrėsit, ne problem. Tai va. Ačiū. Ačiū Jums. Ar kas nors dar turit klausimų, pastebėjimų, pageidavimų? Gerai. Tada truputėlį anonsas apie pirmadienį, tai kalbėsim toliau ir daugiau kalbėsim toliau atsispirdami nuo švytuoklės temos. Ir kadangi šitai temai dar skirta bus ir kito ketvirtadienio paskaita, tai kitą ketvirtadienį dar pabandysim viską apibendrinti ir vėlgi pakartoti visas praktikas. Tai jau dabar gali tą daryti. Yra, tiesą sakant, tos medžiagos ir įkelta į grupę iš ankstesnių mano paskaitų. Gal ten daugiau į tokias lentelės, jų aiškinimą nuėjau per tas paskaitas, o dabar daugiau gal per gyvą tokį
kontaktą bandžiau kalbėti. Tai laukiu jūsų kitą pirmadienį, ateinantį pirmadienį 10 valandą, o įrašas bus šiandien padarysiu, pasistengsiu padaryti, iki 12 valandos jisai bus prieinamas. Ir čiate, ir grupėje. Tai jeigu jums nieko prieš, aš tada noriu su jumis atsisveikinti. Viso Ačiū. geriausio. Gero Ačiū, savaitgalio, ačiū. viso gero. Viso geriausio. Gražių švenčių. Gražių švenčių. Gražių švenčių jums. Ačiū. Jo, Ir iki. jums taip pat. Iki. Iki.